O, štai aš ir esu eteryje. Labukas visiems, kas jungsitės, pasilabinkite šiandien vėl kitą savaitę ir kaip kiekvieną savaitę su Indre dalinamės labai įdomia aktualia informacija. Tai kaip tik Indre pakvie. Kaip tik Indre. Labas, Indre, smagu tave matyti. Kaip Mes švenčių. nuotaikos vis dar šventinės, tai tą progą ir visus dar kartą sveikinu su Kalėdom. Tikiuosi, jos praėjo puikiai, atšventėt Kalėdas ir sutikot jas labai gerai. Pasidalinkit komentaruose, kaip jums šios šventės. Pasilabinkit, o mes su Živilė šiandien vėl gvildensim labai įdomią temą, tai apie mintis ir veiksmus, kurie stabdo vienoje ar kitoje veikloje, nebūtinai tinklės rinkodaros veikloje, šiuo atveju galioja bet kokioje sferoje ir pagvildensim kaip ir įprastai 10 punktų. Jei kils klausimų ar pastebėjimų, irgi drąsiai rašykit, visi tikiuosi dar gyvenat šventiniam nuotaikom, tai mes gal jau ir galėsim pradėti. Taip, tikrai ir aš sveikinu su praėjusiamis šventėmis ir ką? Mintis, veiksmai, kurie trukdo mums pasiekti rezultatą. Iš tikrųjų, dauguma mūsų net nesusimasto, kad tam tikri veiksmai, tam tikros mintis mums dėja sutrukdo pasiekti norimus rezultatus ar užsimant kokį hobį, siekiant svajonių, siekiant tikslų, užsimint vieną ir kitą veiklą. Tai vienas iš tų yra nenuoseklumas. Ir taip pradedu ir nepabaigiu. Tai pradedu kažką gvildenti, mokytis, nes būna, kad pradedu kokį seminarą klausyti, numetu, gal vėliau. Ir taip tas vėliau pasibaigia. Taip mes ir nesusilaukiam tų rezultatų, nes darau, tai nedarau. Ir labai sunku tada suprasti, kur tie rezultatai. Taigi aš kažkokį veiksmą padariau, pavyzdžiui, story sukūriau, bet kad aš už savaitės tai vėl kitą story kūriu, arba postą sukūriau, ar padariau live, o už mėnesį vėl aš pradėjau vėl kažką daryti. Mes taip ir nei sekėjų nesusilauksime, nei rezultato, nei tuos parduosim produktą, kai mes tik tai vieną tą skelbimą įdėtam, norim kažką parduoti ir jau laukiam, bet jo nėra. Ir kai paklausi komandos nario, tai kiek tu tų postų, kiek tų story dėjai, tai aš prieš savaitę įdėjau. Tai iš tikrųjų taip, o žmogus nori to rezultato. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš kažkada irgi buvau pradžioj veiklos, irgi taip nenuosekliai dariau. Taip, iš tikrųjų, Indre, dar tik tai tie maži žingsneliai buvo mano šioje veikloje. Prisimenu, tačiau atėjo tas momentas supratimas, kad nuoseklumas yra labai svarbu, kai atsirado ir mokymai ir lyderiai tau sako, Živilė, ką tu čia darai, tu dingsti, tai vėl atsirandi. Ir tada paėmiau viską į rankas ir tikrai tada pastebi tas rezultatas. Aišku, reikia įdirbio tik tą padaryti, bet ir dirbti su savimi ne tada, kai užsinoriu, o tada kiekvieną dieną. Indre, esi susidūrusi su nenuoseklumu? Tai daugiau galbūt iš kai kurių komandos narių, nes tikrai būna, kad kai kalbamės, kokie tikslai, ką nori pasiekti, tai tikslai būna dideli, noras padaryti didelis, o kai pasižiūri į veiksmus, čia vieną dieną yra, čia mėnesį dingstu, čia vėl noriu, tai tų rezultatų dėl to ir neteina. Aš dar tą nuoseklumą, kaip suprantamai, su tokiu paprastu gyvenimišku pavyzdžiu galiu pasakyti, kad čia, tarkim, kaip mes namuose auginam vaiką, tai mes jį rengiam, mes jį maitinam, ne tada, kada užsinorim, šią man gerą nuotaiką, tai aš ten jam padarysiu pietus, bloga nuotaika, tegu būna visą dieną nevalgęs. Mes į savo vaiką žiūrim tikrai labai atsakingai ir nuosekliai darom tuos veiksmus, kad ir pusryčiai, pietus, perrengiam, vedami lauką, prižiūrim. Tai jeigu mes taip atsakingai pažvelgtume į savo veiklą, į savo hobį, nesvarbu, kuo be užsimtumėt ten, kur jūs norite pasiekti rezultatų, kaip į vaiko auginimą, kad ne nuo nuotaikos, ne nuo fazės, ne nuo oro priklauso mano veiksmai, o nuo įsipareigojimo savo ir prieš kitus,
Tai man atrodo, mes tuos rezultatus tikrai greičiau pasiektume, jeigu tai darytume lygiai su tokiu pačiu nuoseklumu, su to pačiu įsidėgymu, kaip ir auginant vaiką, nes mes jo numesti negalim, o kažkodėl savo veiklą, nors ir turim kažkokią svajonę, mes ją numetam mėnesį būna, numeta, kiti būna iš vis pradingsta, vėl netgi praeina metai, iškrenta iš sistemos ir atsimena, kad aš liktais ten kažkokią svajonę turėjau, kažką norėjau pasiekti, vėl pradeda, vėl dingsta. Tai labai rekomenduoju tai pasižiūrėti labai atsakingai ir tą savo veiklą, tą savo hobį, jeigu turite ir norite išauginti iki veiklos, žiūrėti taip pat atsakingai kaip ir į savo vaikus. Tai tada ir rezultatai tikrai bus kitokie. Ir tai va, ar ne, toks būtų pirmas mūsų pastebėjimas, su kuo tikrai dažnai susiduriam tiek su komandos narėmis dirbant, su savimi jau šitą nuoseklumą esam įsiugdę. Nors va pradžioj, kaip Živilė irgi pasakojo, būna visko, kol tu supranti, kad tai yra labai svarbu. Ir galim keliauti prie antro punkto, kuris man tikrai labai patinka. Ir nesuprantu žmonių, kurie įsivaizduoja, kad vieną kartą gyvenime kažką pabaigė ir jis jau viską žino. Ir kai pradeda veiklą ypatingai tinklės rinkodaros versle, tai jam yra viskas nauja, jis taigi nežino, kaip ten kas vyksta, kokios strategijos, kaip kas. Ir tu jam nori padėti, o jis sako, aš viską žinau. Bet žinoti ir daryti yra du skirtingi dalykai, nes jeigu tu žinotum, tai tu tą ir darytum ir pasiektum rezultatus. Ir čia vėlgi ateina tas toksai keistas suvokimas, kai žmogus įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, pabaigiau mokyklą, pabaigiau universitetą ir mano naujų žinių bagažui vietos nebėra, aš viską žinau ir man užtenka, tai aš propaguoju ir tą mokymasi, viso gyvenimo mokymasi, nes technologijos keičiasi strategijos ir kiek mes dar daug nežinom. Ir čia man labai patinka, kad atsimenu mano viena dėstytoja, tik nežinau, ar čia žodžiu pavyksta perteikti, kaip sako, jeigu mes žinom labai mažai, tai ir nežinom visai netiek daug, o jeigu žinom tiek, tai einam ratu, tai reiškia dar tiek nežinom. Tai gaunasi vos ne, kuo tu daugiau žinai, tuo daugiau nežinai, nes tu vis plėti tą savo akiratį, plėti tą akiratį ir tau naujų žinių vis reikia ir tu jų nori. Aišku, svarbu tas žinias pritaikyti ir panaudoti, o ne vien tik kaupti, nes jeigu tik kaupsim žinias ir jų praktiškai nepritaikysim, tai tų rezultatų irgi nebus. Tai Živilė, ar tu vis dar šiai dienai skiri laiko naujom žiniom, skiri laiko mokymams, ar tu ir taip viską žinai? O Indrė, aš labai dar daug ko nežinau, iš tikrųjų skiriu tiek mokymams, tiek tų, ką išmoksti panaudojimui, nes, kaip sakoma, ant dviejų kojų rekomenduojama būti, ne? Jeigu vienos kojos, tai tik tai galima paskysti, kažkas nutikti. Ir tiesiog tas žinias turim panaudoti. Ir tikrai aš pastebiu ir tiek komandoje, kad tie nauji žmonės, kurie ateina, aš viską žinau. Ir kai tau pabandai papasakoti, kokie pas mus mokymai, kaip mes čia dirbame, ir tau pasako, nelįsk, aš čia viską žinau. Ir tada susimastai, kai pamatai, kad nėra rezultatų, kai ir daro veiksmą ne taip, kaip turėtų daryti ir kaip bandai tai gražiai apeiti, patarti ir vėl kaip į sieną, aš viską žinau ir tada dingsta. Tai čia ne man veikla ir pasiduoda. Ir kai tu supranti, kad žmogus turi suaugti, turi suprasti, kad atėjęs į veiklą mes esam naujokai. Mes tie patys žmonės, kurie ateina į kiekvieną darbą, ateina dirbti į banką, ateinam dirbti, nežinau, prie kasos, mes taip pat irgi naujokai. Mes turime viską išmokti, priimti tos mokymus. Ir juk neteinam į banką ir žinau, aš jau jūsų programą žinau, tai aš čia jau įdirbsiu. Ne, mes gaunam mokytojus, sėdi su mumis ar mėnesį ar kiek. O čia, kai yra nauja sfera, kai tu dar nesupranti ir tai gauni, aš viską žinau kaip parduoti, aš žinau, man čia nereikia mokymų, aš žinau, kaip čia postą sukurti. Ir tu matai, kad grybą pjauna, bet dėja nepriima to priimimo. Atvirai, aš irgi tokia buvau ir dabar pati suprantu tuos savo naujus žmonės ir suprantu kitus, nes irgi pykdavau, kai mano lyderė lįsdavo, pataisydavo kažką.
Atrodė, aš viską žinau, tik aš suprantu, tik aš pati pardavimuose dirbu, tai kas čia negerai. Tačiau rezultato neturiu. Ir kai pradėjau mąstyti, kai pradėjau mokytis, suprasti, kad kiekvienas mūsų lyderis mums nori gero, jis nori mūsų sėkmės. Ir jeigu mes darysim, kaip mums šauna į galvą, neturėsime to rezultato. Ir aš tada priėmiau ranką, daviau ranką ir supratau, kad aš tiek daug nežinau, tiek man daug reikia išmokti. Ir tada atsirado palengva rezultatai. Tai tas labai svarbu, neužėsti nosį, sakyti, aš viską žinau, bet priimti tą duodamą ranką savo lyderio, savo rėmėjo ir eiti kartu, tartis. Ar aš irgi būna, pavyzdžiui, nusinčiu savo irgi lyderiai, rėmėjai, ar aš gerai čia parašiau, nes pradžioje labai dar su gramatika grybavau, aišku, dabar ir dar būna. Tačiau man tas patarimas tikrai labai svarbu, kad aš pamatau, kad aš kur dar galiu paaugti. Tai labai svarbu visą tai žiūrėti atmerktom akim, o ne užmerktom ir sakyti, aš viską žinau, man čia tų mokymų nereikia, aš nevažiuosiu į seminarą, konferencijas, aš geriau laiką praleisiu su draugais, žiūrėsiu, kaip tik serialas, ar gal kokios eitynės vyksta, ten tie žygiai vyksta, ne? Tai iš tikrųjų aš, jeigu būčiau nusipirkusi kažkokį žygį ir tuo metu jau sužinočiau, kad konferencija vyksta, mokymai, kur aš galiu paaugti, aš tikrai atsisakyčiau visų tų žygių, tų visų tai, kas nevertinga, nenaudinga, o keliaučiau, pasirinkčiau tą augimą, mokymasis. Tai labai svarbus šitas žingsnis, kurį mes labai dažnai daugumą darome. Ir kaip netgi yra toks pasakymas, kad daugiausia pasiekia žmonės tie, kurie yra lengvai mokomi. Tai, nes dažnai būna, kad tau lyderis arba tavo ten komandos narys tau nori kažką patarti ir tu kaip ir atmetimo tokiu būdu, kad jisai prisikabino prie tavęs. Ko jisai prisikabino prie manęs? Bet reikėtų suprasti, kad tai yra ne apie tave, o tiesiog apie tavo kažkokį tais veiksmą, kurį tu galėtum patobulinti, pagerinti ir tai tau padėtų pasiekti geresnių rezultatų. Sveiki, Romai. Taip pat labai ačiū už širdeles. Tai ką, mokomės ir pritaikom žinias ir tada tikrai galėsit bet kurioje veikloje pasiekti daug daugiau. Taip, tada. Jungiatės, pasilabinkite, pasidžiaukite, kaip jums prabėgo šventės, ar buvo gausus senelis šaltis, ar jau turite užsirašę tikslus. Ir ką, keliaujam, Indrė, prie kito, punkto. Taip, irgi šitas labai punktas yra, kaip svarbus. Tai ką, trečias punktas. Labai dažnai pastebiu, kai mes norim rezultatų, visi ieškom, tai gal kita kompanija, tai gal antra kompanija, gal aš ten geriau save realizuosiu. Tačiau, kai sėdim ant vienos kėdės, ant dviejų kėdžių mes rezultato neturėsime, ne? Jeigu mes pasiregistravom A kompaniją, po savaitės B kompaniją ir galvoju, aš dabar dirbsiu su dviejom kompanijoje. Ir aš turėsiu dvigubą rezultatą, bet kai to rezultato nėra, taip nėra. Nes fokusas, labai sunku fokusuotis į dvi veiklas iš tikrųjų. Geriausia susifokusuoji į vieną kompaniją ir su ją darbuojasi. Ir tas bėgiojimas iš vienos kompanijos į kitą kompaniją parodo, kad mumyse problema, ne tose kompanijose problema. Ir tas norimas rezultatas, jis gali visiškai niekada neteiti ir tada sakyti, čia veikla iš namų neveikia. Bet kad mes lakstome per vieną kompaniją, per kitą kompaniją. Tai taip pat ir kalbėjau su viena moterim ir jinai sako, aš stebiu vieną merginą. Irgi užsima kuo ir tu, tačiau aš jos nesuprantu. Vieną dieną istoriją matau apie A kompanijos produktus, kremas toks nuostabus. Kitą dieną jau žiūriu, kad pas ją yra B kompanijos produktai.
irgi vėl galimybės puikios. Ar čia, kaip sako, taip žiūrima? Taip yra tada žmonių, kurie jumis net nepasitikė. Nes jūs kalbate vienaip, visi produktai yra idealūs, visų kompanijų taip, geriausia pasirinkti vieną kompaniją ir jūs tada pritrauksit savo vartotoją, savo komandos narį, kuris jumis pasitikės. Ar teko, Indrė, susidurti su tokiom? Teko ir tenka ir tikiu, kad teks, nes tai vat, tie žmonės, kaip sakyt, mąstymas ne visų greitai pasikeičia. Tai čia tas pats, kaip jeigu iš vienos kompanijos nepasiekia rezultatų ir eini į kitą kompaniją, įsivaizduoja, kaip kad pas kaimyną žolė žalesnė, tai turbūt ir taip, nes jeigu pagalvoju, kad su ta kompanija, su kuria dirbi, ten yra lyderiai, kurie kažką pasiekia, yra lyderiai, kurie pasiekia aukštas kvalifikacijas, tai vadinasi yra įmanoma. Ir kiekvienoje kompanijoje, kokią jūs be pasirinktumėte, tikrai visos kompanijos yra geros. Ten skiriasi asortimentas, galbūt skiriasi kažkiek rinkodaros planai. Tai viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu vienoje kompanijoje, būna gal išimčių, gal žmogus tiesiog mąstymą pakeičia, kad kitoje kažką pasiekia, gal produktai nepatiko, nes kiek mes bekalbėtume, kad labai svarbu yra pasirinkti kompaniją, kurios produktai tau patiktų, tai čia vienas iš tokių pagrindinių kriterijų, dėl kuriuo reikėtų remtis, vadovautis, renkantis kompaniją, o ne laksyti iš vienos kompanijos į kitą. Ir labai gerai atrodo, kaip ir Živilė pasakė, kaip žmogui atrodysit patikimesnis, ar kai jau ten 5-10 metų ir daugiau dirbat su viena kompanija ir tuos visus produktus vienos kompanijos naudojat, ar kai šokinėt nuo vienos ant kitos, čia vieną dieną vienas kremas geras, kitą, tai tikrai neatrodys taip patikimai. Galbūt dar būna tokia, kaip po išimtis, sakyčiau, yra tokių moterų, kurios užsiema tik pardavimais, jos nekviečia žmonių prisijungti į kompaniją, tai galbūt ir vienos kompanijos vieno asortimentą parduoda, iš kitos kompanijos kažko kito, ko ten nėra, ir jeigu tik pardavimais verčiasi, tai gal dar kažkiek ir galima palaviruoti, bet jeigu jūs kviečiat žmonės į komandą prisijungti ir sakydami, kad šita kompanija yra labai gera, bet pats dirbu per 3, tai kaip tam žmogui atsirinkti, kur yra geresnė, tada kodėl tu dirbi per 3, kodėl nedirbi vienoje ir negauni rezultatų iš vienos, tai gaunasi toks labai susibalamutinės veiksmas. To aš čia tik komentarą vieną sutvarkau. Tai reikėtų pasirinkti vieną pagal visus kriterijus, apie juos mes jau kalbėjom kažkada, kaip reikėtų pasirinkti, galim vėl, jeigu kils klausimų, apie tai papasakoti. Ir jeigu jau pasirinkau vieną kompaniją, tai ir eiti to vienu keliu, susidūriau su iššūkiais, juos išsprendžiu, susidūriu su nežinojimu, išmokstu ir einu nuosekliai per mokslą, per praktikas, per patirtis vieną kompaniją ir tik taip gaunu rezultatus. Nešokinėju vieną kitą, tiesiog su viena tikrai bus daug paprasčiau ir lengviau. Tai tiek būtų apie šią ir tada keliaujam prie kito punkto, kuris labai sustabdo žmonės dažnai ir ne tik tinklinės rinkodaros kompanijose, bet apskritai. Jeigu jis kažką sugalvojo, turi kažkokią genialią idėją, mintį, bet tą mintį jisai užblokuoja, galvodamas, o ką kiti pasakys, o ką kiti pagalvos ir save sustabdo. Tai dažnai tikrai pasitaiko, nes ir kai pradeda tą veiklą, pas dar nėra, jeigu apie tinklinę rinkodarą kalbant, pas dar nėra tvirtas tame savo pasirinkime, nesijaučia užtikrintas, dar pradžioje nežino to produktų, nežino kaip save išreklamuoti, ką mano čia giminės pasakys, ko aš čia užsiemu, ką čia tas pagalvos. Bet jeigu jau tu priėmei sprendimą veikti, tai turi eiti ir daryti, arba, pavyzdžiui, savo hobį. Ką aš čia dabar įkėliau servetėlės, nertas, ką kiti pagalvos, aš čia tuo ir tuo užsiemu. Jeigu tau tai yra veikla miela širdžiai, jeigu tai yra veikla, kuri tave džiugina, skatina tobulėti, skatina siekti kažkokių svajonių, tai turi eiti drąsiai, nes kitų nuomonė už tave to nepadarys, kitų nuomonė tau nepadės pasiekti svajonių, kitų nuomonė tau neapmokės sąskaitų. Tai čia labai dažnai pasilysta žmonės būtent ant šito punkto, tai čia reikėtų jau dirbti su savimi, nes tada žmonėm, jeigu jie čia pasilysta, dažniausiai trūksta
pasitikėjimo savimi, jie negali už save pastovėti, jiem labai svarbi kitų nuomonė. Ir čia aš labai mėgstu dažnai, gal kad aš esu mama, tai su vaikais mano daug pavyzdžių ir labai mėgstu dažnai pasakyti šitą pavyzdį, kai jūs savo vaiku tikite šventai ir kas nors eitų pro šoną, tarkim, gatvėje susitikus ir pasakytų, koks jūsų vaikas yra negražus ar dar kažką, tai jūs jo nuomonę pasiremtumėt, kad va, jis čia tai pagalvojo. Jums tokių žmonių nuomonė būtų visiškai nesvarbi, jūs net nekreiptumėt dėmesio, tai labai rekomenduoju visą tai perkelti ir į savo veiklą, ir į savo hobį, ir neklausyti kitų, ypač tų, kurie nori tik tais tave nusmukdyti, tenais pažeminti. Aišku, kita kritika būna ir gera kritika, kuri tau padeda tobulėti, tai ta konstruktyvi kritika yra netgi būtina, tik aišku, reikia ją mokėti priimti ir, kaip jau minėjau, negalvoti, kad tai yra apie jums kažkas tenais, jeigu sukritikavo, bet apie jūsų veiklą, kur jūs galite patobulėti. Tai remiamės ne kitų nuomonė, ypač tų, kurie patys nieko nedaro. Tai ar jums svarbiau, tarkim, pradedat veiklą tinklinės rinkodaros kompanijai ir kažkoks heiteris jums rašo, kad čia nesąmonė, čia sekta, čia piramidė, bet pats nieko nėra pasiekęs gyvenime ir pats nieko nėra padaręs, grįžta namo, atsikiam šalaus ir sėdė ant sofutės ir rašo komentarus. Tai ar jums tokių žmonių nuomonė yra svarbi? Ar, tarkim, tos ar kitos kompanijos lyderio nuomonė, kuris jau uždirba solidžią sumą, jau naudojasi visom kompanijos teikiamom privilegijom ir kuris žino, ką galėtumėt padaryti, kad ir jūs ten būtumėt. Tai kurio žmogaus nuomonė jums būtų svarbesnė, čia jau reikėtų jūsų paklausti ir tikiu, kad nusvertų ta, kuri skatina jūs tobulėti, nori, kad jums pasisektų, o ne ta, kuri smugdo, nes pats jis ten yra, neduok dievė, jūs aukščiau pakilsit jo, nesąmonė, jeigu aš sėdžiu ant sofutės, nieko nedarau ir tu sėdėk, nieko nedaryk. Tai va, ar dažnai, Živilė, pas tave būna šitas punktas, su šituo punktu dažnai susiduri, nes pas mane labai dažnai komandos narės bijo, ką pasakys netgi vyras, ką pagalvos, ten giminės ir taip toliau. Taip, ką kolegos pagalvos, kai aš pradėsiu laivą daryti, čia kažką pardavinėju. Ojoj, ir man patiko vienos komandos narės pasidalinimas, kai jinai priėmė tą jau žingsnį, kad nerūpi, ką kiti pasakys, nes jos yra tikslas užsidirbti, tikslas prisidėti prie atlyginimo daugiau, ir jinai pradėjo laivus daryti. Ir jinai po pirmojo laivo ateina į darbą. Ir laukia, kaip čia viskas bus. Vienas kitas, laivą pradėjai daryti. Ir nebuvo nei tų kalbų, ką tu čia darai, kur tu čia lendi. Tai pasirodo, mes labai dažnai susikūrėm galvoje visus šitus punktus, kad ką kiti pasakys, ką kiti pagalvos, kad aš čia kažką darau. Ir dėl to mes save stabdome, nedarome veiksmų, nekuriame postų, nekuriame storius, laivų nedarom, ar dar kito veiksmo, kuris mums atneš vertę, kur mes galime padėti aplinkiniams. Ir va šitas pavyzdys man atvėrė dar kartą akis, sakau, pažiūrėk, matai, tu susikūrei savo galvoje tas vizijas, kad va viskas ateis į darbą ir jau tave užpus, kai tu čia kažkokius laivus darai, ką tu čia pardavinėjai, kai iš viso, ką tu čia darai, tu dirb savo darbą, ne? To net nebuvo. Ir kolegos pradėjo pirkti pas ją produktus, vien matydami iš laivo. Tai va tas pavyzdys man labai geras, kad mes atveriam mums akis, kad mes labai dažnai susikūrėm tas fantazijas, nors to net nėra. Ir nes jinai kolegė sužinojo, kad jinai dirba, kažką daro, nes jeigu jinai nesirodytų, bijotų kritikos, bijotų, ką kolegos pagalvos, tai niekada būtų jiem ir nepardavus, nes jinai būtų kaip slaptas agentas veikęs. Tai tik dar kartą galiu paantrinti, kad labai reikia atsižvelgti, kas tave tenais kritikuoja, ar tie žmonės, kurie kažką pasiekia ar ne, nes tie, kurie kažką pasiekia, tau sakys, šaunuolė, tu kažką darai, dar duos patarimų ir kad judi iš vietos, o kurie jau ten patys nepasiekia kritikuos, tai jų ta kritika ir turėtų tiesiog prasilysti pro ausis. Tai dar ačiū, Aida, tau už palaikymą, smagu, kad pritari mano mintims. Taip, Živiliau, galim pereiti prie sekančio. Taip, keliaujam prie 5.
Yra dauguma mūsų, kurie tik tai stebi, ką kiti daro Instagrame, ką kiti daro TikTok'e, ką kiti daro Facebook'e ir lyginame savim. Aš to negalėčiau padaryti. Ne, ką tas daro. Arba dar kitas variantas būna, kad mes stebim jau pasiekusius žmonės ir savo veikloje, kurie greitai padarė kvalifikacijas ir galvoja, va, jinai tai greitai padarė, reiškia ne man, aš dar vis esu tame ir tame lygyje, o jinai per 3 mėnesius. Bet supraskim ir nesilyginkime su kitais, nežiūrėkim, ką kiti daro, ką kiti kūrė, o mokykimės ir patys palengva darykime, nes kiekvieno kelionė yra asmeninė. Vieniems tai užtrunka daug ilgiau, kitiems kaip fejerverkai sprogsta ir paskui nukrenta, ne? Įvairių situacijų būna, bet tas stebėjimas ir žiūrėjimas, lyginimasis, vietoj to galima padaryti, sukurti postą, sukontaktuoti su klientais, ar dar kažkokį kitą padaryti veiksmą, vietoj to stebint kitus. Nes iš to stebėjimo mes negausim rezultato, mes neparduosim produkto, mes nesukursim vertės, ne? Tai va tas irgi labai labai svarbu ir nesilyginti. Nes mes kiekvienas turim savo versiją, kiekvienas kuriam savo vis geresnę versiją. Tad taip atrodo, norisi pasižiūrėti, ką kiti daro, o gal aš kažkokių idėjų pasiimsiu. Taip, galim pasiimti idėjų, bet jeigu pamatom, kad kažkas neteisingai daro, o mes žinom, kad tai negalima daryti ir tada, kas tada įvyksta? Tai tam tai galima, o man tai negalima, ne, būna taip. Tai iš tikrųjų darykime taip, kaip reikia, nesilygiuokim, nestebėkime, o kurkime vertę patys. Ar sutinki, Indre? Taip, labai sutinku, tikrai pritariu visų 100% ir galiu tik trumpai šitų punktų sustoti, nes mes visi esam unikalūs, nėra pasaulyje vienodų žmonių, nebuvo ir nebus vienodų žmonių ir mes, kol neapsimovėm kito žmogaus batais, nežinom, koks jo kelias buvo duobėtas, vingiuotas ir dėl to mes negalim su juo lygintis. Yra tik vienintelis žmogus, į kurį mes galim lygiuotis, su kuriuo mes galim lygintis, tai yra mūsų vakarykštė versija. Vat aš vakar buvau toks, šiandien jau geresnis. Ir stengtis kiekvieną dieną bent truputį būti geriau, bent truputį paaugti, bent truputį patobulėti ir tada pamatysim, kad su savim kaip save lyginsim su savo vakarykštė versija, kad mes tobulėjam, kad mes augam. O su kitais lygintis tai tikrai nereikia, nes, kaip jau minėjau, vienodų žmonių nėra. Mes galim iš kitų tik tais pasisemti keletą idėjų, pasisemti motivacijos, kokia jų buvo istorija, galbūt pasisemti patarimų, galbūt pasimokyti iš to žmogaus klaidų ir jų nekartoti, nors aišku geriausiai mokomės per savo klaidas ir kad ir žinom, kad taip negalima daryti, visi padarom ir iš to išmokstam, tai irgi nėra blogai, kai mes iš klaidų pasimokom tam ir darom, nebijoti klysti, nes klaidos mus irgi augina, jeigu iš jų pasimokom, jeigu jos mus nenužudo galutinai, tai yra valio, yra labai gerai ir ką, lyginkime save tik su savimi ir siekim kiekvieną kartą būti vis geresni. Tai ir keliaujant toliau, čia irgi toks yra tinklės rinkodaros lyderių, kai kurių, kurie dar galbūt tik tais pradžioj tie lyderiai, kur dar turi mažas komandas, tai jie dėmesį skiria komandos nariams, kurie nieko nenori, o ne tiems, kurie nori daugiau, nes atrodo, jis va nieko nedaro, aš čia su juo daugiau pabendrausiu, gal jis tai kažką parduos, aš jam pasiūlysiu, gal jisai narį užregistruos, o tas ir taip gerai daro, rezultatus siekia, ten narius registruo, ką man įkalbintis, ten ir taip, žinai, kažkoks jau toks lyderis pats iš savęs tampa.
Bet tai čia ir yra ta klaida, kad mes savo dėmesį turėtume skirti tiems, kurie nori padaryti. Gerai, kad jisai daro, bet galbūt jis dar geriau padarytų arba paklaus, kaip tam žmogui sekasi. Tu taip gerai registruoji, taip gerai parduodi, tai gali gal net ir tas lyderis iš to komandos nario gali ir pats pasimokyti, o ne tą, kuris nieko nedaro, vis ten kancinti, davai daryk. Ir čia man labai patinka tas toksai posakis, kad daug lengviau pagimdyti, negu prikelti iš numirusių. Tai daug lengviau yra surasti naujų komandos narių, kurie kažką darys, negu tie, kurie yra užsiregistravę ir yra pamiršę, kad yra užsiregistravę. Tai reikėtų nesustoti, neužsiciklinti su tais, kurie yra ir nieko nedaro, bet progresuoti, dirbti su tais, kurie daro, ieškoti vis naujų ir naujų. Taip kad lengviau tikrai pagimdyti, negu prikelti iš numirusių, tai lygiai taip pat ir šioje veikloje. Kaip, Živilė, tu tą dėmesį paskirstai tarp savo komandos narių? Žinai, Indrė, aš irgi buvau, tik neseniai man atsiverė akis, kokias klaidas dariau, kad tikrai norėjosi prikelti tos žmonės, kurie nieko nedaro, gal aš paskambisiu, gal aš papasakosiu, kokią strategiją panaudokim, gal naujas produktas atsirado. Ir tada supranti, kad palauk, viskas gali sugriūti, nes, mes norim padėti tiem, kurie nori, o ne tiem užnorinti, kurie nenori. Jiems ir tai gerai. Ir tada supratau, ką aš blogai darau. Dabar aš paskirstau savo laiką, didesnis procentas yra tiem, kurie daro, kurie nori daryti. Ir gal tas 1, 2, 3 procentai, kuriems informacija nusinti, kad atsirado naujas produktas, atsirado naujas skatinimo programa, gal tu nori, gal įdomu, ne, viskas tvarkoj, aš einu toliau. Kai reikės, kai norėsi pagalbos, sakyk, aš esu pasirengus tau padėti. Ir tada tau lengviau pasidaro. Tada visos tos mintys, visi tie tarakonai iškrenta ir tu supranti, kad verslas, veikla, darbas su komanda tai yra visai kiti dalykai. Miegančių mes nepažadinsim mirusių. Taip, gali jie patys atsikelti ir suprasti, kad jau nori stebint tuos, kurie daro. Jo, nes yra tokių atvejų, kad kartais gyvenime vyksta įvairių situacijų, tai mirtis, tai vėl kažkas ir tu tada apleidi tą veiklą, bet kažkas atsitinka tavo gyvenime ir tada supranti, kad aš noriu tada ir tada kreipiasi savo lyderį, savo rėmėją ir sako, aš jau pasiruošęs, aš vėl noriu daryti. Tai su tokiais, kurie nori pasirengę, mes ir darbuojamės. O tie, kurie vis miega, vis tie nuliukai, vis kažkas blogai, tai kainos kyla, tai vėl produkto neįdė, vėl negatyvas. Tai, kaip sakoma, pasidėkime stalčiukus ateičiai. Tikrai, taip, tikrai. Būna, kad, kaip sakai, žmogus susinori, tai tada, manau, tą žmogų užnorinį jau ne asmeniu to bendravimu, o veiksmais ir rezultatais. Kai jisai pamato, kad tu darai, kai jisai pamato, kad tu gauni rezultatų, jisai supranta, kad tada yra įmanoma ir būna užsinori. Tai, pavyzdžiui, lygiai panašiai, galima sakyti panašiai ir man buvo, kai aš iš pradžio atėjau kompaniją tik dėl produkto ir kai sakiau, kad tinklinė rinkodara yra visiška nesąmonė ir kad aš čia tikrai nieko daugiau nedarysiu, apart užsisakysiu prekes su nuolaida, kurias vartoju, šiaip ar taip, kad sutaupyčiau. Bet stebint, ką kiti daro, ką kiti pasiekia, kaip jie gauna ten tuos sveikinimus, kaip jie gauna rezultatus, kaip jie gauna pripažinimą, kokius jie gauna pinigus ir panašiai. Užsinori ir tada supranti, matydamas kitus, kad tai yra realu, kad tai yra įmanoma, tada eini ir darai. O aš iš pradžių irgi sakei, ne, tai ne man. Tai kartais tas mąstymas stebint kitus ir pasikeičia ir jei kažkas man būtų iš pradžių sakė, kodėl tu nedarai, kodėl tu neregistruoji, kodėl tu čia nedirbi, kodėl tu tik vartoji produktus, tai aš iš vis turbūt būčiau išėjęs iš tos kompanijos, nes būčiau sakius, prisikabinu čia prie manęs kažkokios tais bobo, žinai, kad ten eik ir daryk. O kai jau pati pamatai, kad tai yra įmanoma ir realu, tada, kai tu nori pati, tik tada ir pradėsi daryti, nes niekas už tave nepadarys, niekas už tave nepasieks, turi norėti pats, tavęs nieks negali užnorinti, kol tu neužsinorini pats. Ir man labai, susiduriu ir komandos dažnai su narėm, kurios sako, man dingo motyvacija.
tu tam žmogui tos motivacijos irgi neįdėsi, jeigu jis iš vidaus nenorės tų rezultatų. Tu jo negali užnorinti taip, kaip užnorinai save. Tu gali tik tais eiti toliau ir būti jam pavyzdžiu. Nes kitaip, tu jo nepriversi. Tai čia yra realu ir kiekvienoje gyvenimo situacijoje, ir kiekvienoje sferoje, ir tikrai ne tik tinklinės rinkodaros kompanijai. Gerai, kitas. Ar dar kažką norėjai pridurti? Taip, dar pridursiu. Aš irgi prisimenu savo istoriją, irgi kaip aš irgi labai ilgą laiką naudojau produktus ir stebėjau. Taip, viskas iš to stebėjimo atsiranda ir tas pavyzdys, tas noras, kad jeigu tas žmogus geriau gyvena, laisvę turi, aš irgi noriu. Ir tie pavyzdžiai tikrai yra užkrečiami. Tad, kai matau, kad komandoje irgi taip užmiega, tiesiog naudoja produktus, aš labai džiaugiuosi, nes mes kiekvienas turime užaugti iki to laiko, kada mes norime pradėti. Vieni užauga, kiti neužauga. Vieniems tik tai produktų užtenka visą gyvenimą naudoti, džiaugtis tenais, bendrauti, susitikimuose dalyvauti, o kiti kaip tik atsiranda ta ugnelė, stebint kitus, kad aš irgi galiu, aš irgi noriu. Ir aš labai džiaugiuosi, aišku, dažnai kartoju, kad labai gailiuosi, kad aš anksčiau to nepadariau. Tačiau dabar jau suprantu, kad reiškia taip turėjo būti, per savo patirtis atėjau ten, kur dabar esu. Tai labai. Žinok, ir man taip pat, Živilė, žinok, ir aš galvoju, kodėl aš anksčiau nepradėjau. Galvoju, kaip faina, kai buvau studentė, tiek aplinkui būtų pažinčių, čia per bendrabutį, perini, čia visiems pareklamuoji, kažką papasakai. Bet vadinasi, tada dar turbūt nebuvo tas laikas ir nebuvo tas suvokimas. Ir tada turbūt aš būčiau galvojus, kad čia yra visiškai nesąmonė. Ir manęs turbūt būtų niekas net neįtikinęs, kad yra priešingai. Tai jeigu mes esam čia ir dabar, vadinasi, tam jau pribrendom, tam atėjo laikas, tam atėjo suvokimas. Ir svarbiausia yra tai, kad pradėti niekada nevėlu ir geriausias laikas pradėti yra dabar. Taip, Indre. Čia ir dabar. O kitas labai svarbus irgi toks kaip punktas, veiksmai, mintis, ieškoti pasiteisinimų. O tik gerai, aš čia, man čia reikia eiti įsirpti grindis, vietoj perklausyt mokymo, ne? Tada reikia postą sukurti, bet gal aš einu dar kavos atsigersiu. Būna begalės pasiteisinimų, kad vaikai namuose, vaikai serga, kvieti į susitikimą pasiteisinimas, kad neturiu kuo atvažiuoti. Nors kai mes turime didelį tikslą, didelį norą, mes atrandame tos galimybės, pagalvoju, kuo aš galiu atvažiuoti. Mes galim susikooperuoti. Ir tie pasiteisinimai didelis minusas, kuris mums trukdo. Aišku, atsiranda tada jau tos mintys, kaip čia išsisukti iš tos padėties, ką aš galiu sugalvoti. Ir aš pastebiu, tie pasiteisinimai atsiranda pas tuos, kurie dar nelabai nori tos veiklos, dar nelabai užaugia iki savo tikslų, iki savo svajonių. Jiems dar kažkur dar, kaip sakau, yra pirmokas, antrokas, trečiokas, tai dar pradinukas, kuris dar nemato tos vizijos. Ir tas pasiteisinimų ieškojimas, bet būna ir tokių, kurie sako, aš noriu rezultato, bet vis tiek ieško pasiteisinimų, kaip net važiuoti į mokymus, kaip nepadaryti užduotų namų darbų, taigi vaikas susirgo ar begalės tų pasiteisinimų, kurie mums kiša koją. Tad mielieji, mielosios, ką norit pasiekti, eikit ir darykit. Šiandien reikia padaryti postą. Atsisėdat, padarot, tada einat pasidaryti kavos. Čia ir dabar. Nes jeigu ieškosim pasiteisinimų, atidėliosime, taip ir nepadarysim ir nenueisim ten, kur mes norim pasiekti. O Indre, pas tave būna daug pasiteisinimų. Dabar jau mažiau, rečiau, aišku, pasitaiko, nes žmogus yra iš tikro sutvertas taip, jos smegenis yra iš tikro, gal pasakysiu paprašiau, sutvertos taip, kad jisai stengiasi, kad jam būtų kaip patogu, kaip gerai ir kad nereikėtų išeiti iš komforto zonos, nereikėtų per daug mąstyti, nereikėtų per daug galvoti, ieškoti išeičių, dabar man taip gerai, tai ir gerai. Taip yra žmogus užprogramuotas ir čia mes nieko nepadarysim, nebent dirbsim su savim. Čia jau yra darbas su savim, su savo mintim, su savo veiksmais. Ir kaip aš sakau,
tas, kas ieško pasiteisinimų nedaryti, visada jų atras. Nes jų atrasti yra labai lengva ir labai paprasta ir daug net nereikia galvoti. O tas, kas ieško priežasčių daryti, irgi visada atrastų priežasčių, nes jisai jų ieškos. Ir man labai patinka tokia mintis, tik nežinau, ar kaip ją paprašiau perteikti, kad kaip, į ką mes susikoncentruojam, kaip mes elgiamės, mes tą vat ir auginam. Jeigu mes susikoncentruojame tuos pasiteisinimus, tai jeigu mes vieną kartą atrasim pasiteisinimą ir tą nepadarysim, tai antrą kartą mums bus dar lengviau atras pasiteisinimą. Trečią kartą bus iš vis paprasta, nes mes jau taip įprasim ir mes tą gausim, tuos pasiteisinimus. Bet jeigu mes kiekvieną kartą ieškosim priežasčių, kaip tą apeiti, kaip tą padaryti, kaip išeiti iš komforto zonos, vieną kartą išeisim, antrą kartą bus lengviau, trečią kartą bus iš vis paprasta. Tai kaip mes tą savo mintis, kaip mes tas smegenis maitinsim, tą mes ir turėsim, tokį rezultatą ir turėsim. Nesakau, žmogus yra užprogramuotas, kad kuo paprasčiau, kuo lengviau, jam nereikėtų galvoti, jam nereikėtų ten per daug mąstyti. Vis tiek, būna žmonės ten, tarkim, kad ir į konferenciją. Žmogus gal 100 metų nebuvo svetimų žmonių tokiam būry ir atrodo jis nei ant tos scenos lips, nei ten kažką labai darys, jam tai reikia atvažiuoti, atsisėsti ir klausyti pranešėjų, klausyti konferencijos, bet jam jau yra diskomfortas, jau jam reikės galvoti, kaip ten nusigauti, o kaip apsirengti, o ten sveikintis, vis tiek tai lyderė pakvietė, tai gal komandos narė atvažiuos, bendrauti gyvai, jau žmogu atsiranda begalė būdų pasiteisinti, labai yra paprasta. Aš ten mintis tau sako, tu nevažiuok, tau reikės bendrauti, tu bijai, tu nežinai, kaip apsirengti, nevažiuok, bus paprasčiau lik namuose. Mūsų mintis pačios tos pasiteisimus sugeneruoja ir mums jų net nereikia galvoti. Bet jeigu mes galvosim taip, kad va, aš dabar nuvažiuosiu pirmą kartą gyvenime į tokį didelį renginį, aš ten gausiu gerų emocijų, aš ten gausiu motyvacijos. Kokie pliusai. Ir kai tu prisirenki daug tų pliusų, tu išvyksi. Vieną kartą galbūt save priverti, kitą kartą lengviau priverti, trečią kartą važiuoji pats pirmas ir dar lipi ant scenos. Tai mes turim save maitinti, mintis maitinti, kaip sakau, ieškoti pliusų ir norėti to. Nes jeigu mes ieškosim pasiteisimų, rasim visada bet kokiose situacijose. Arba jeigu tas pats mūsų kaip protas galvoja, jeigu vieną kartą nepavyko ir tu per save neperlipai, antrą kartą vėl nepavyks ir net nebandai lipti. Bet jeigu tu savo kažką, dėl to netgi yra toksai, galima daryti tokį pratimą, savo kažką pasižadėti labai lengva. Pavyzdžiui, pasižadu iki ten sekmadienio išvalyti langus. Ir būtinai išvalyk langus ir pasidžiauk, kad tu tą padarėjai, nes tavo smegenys supras, kad jinai tęsi pažadus. Kitą kartą vėl kažkokį lengvą darbą padaryk, pasidžiauk. Ir galvos, aš visada tęsiu savo pažadus. Ir tada tos sunkesnius įgyvendinti bus daug lengviau. Čia yra toks paprastas gan pratimas, atrodo, ką čia pasižadėti, išvalyti ant langus, ar tenais išsivalyti vonę, bet jeigu tu pažadus vykdai, tavo protas tai supranta, kad tu vykdai ir jam nesvarbu, kokio dydžio tas pažadas. Jis tada ir įvykdys pažadą pasiekti tavo svajonę, įvykdys pažadą ten kažkokį tikslą įgyvendinti. Žodžiu, labai reikia dirbti su savim, nes jeigu nedirbsim su savim, tai tame kiaute tokiam ir sėdėsim, kaip sakyt, cemente aplipintam, nes kas ką pagalvos, irgi yra cementas kitų žmonių nuomonė. Mano baimės irgi yra cementas, tai visiems labai linkiu iš to kiauto, iš to cemento, nusipurti tą cementą, nusikratyti, bet tai yra darbas su savim, bet verta dirbti. Labai yra. Taip, Indrė, tikrai verta, man patiko tavo tas patarimas, labai tikiu, kad vertingas, nes mūsų smegenys, labai stiprus dalykas, mes daug ko dar negalim žinoti, jau jo žino iš tikrųjų, bet apie tuos pasiteisinimus aš irgi prisiminiau, kaip mane kviesdavo į susitikimus, į mokymus lyderę. Kai aš jau truputį lyg jau kapstytis pradėjau, kad jau domina mane rimčiau veikla, bet aš tiek bijojau, kad kaip čia atrodys, kaip čia neturiu gal apsirengti, o kaip aš bendrausiu, Ir aš tiek visokių pasiteisinimų rasdavau ir man jie taip sukrisdavo, kai mintis sako, Živilė, tada pasiteisinimas ir jis įvykdavo. Ir aš galvoju, čia tai negali būti mano geriausias pasiteisinimas, kad pas mane atvažiuos patikrinimas į darbą ir aš negaliu atsiprašyti. Ir negaliu patikėti, vadovas atvažiavo patikrinti. Ir Taip, prisišaukiau. Ir kai sako, ar jau buvo atvažiavęs, aš jau neturėjau ką pameluoti, buvo tiesa, kad atvažiavo.
Tačiau, kai tada buvo, jau supratau, kad labai noriu rimtai visą tai žiūriu, pradėjau važiuoti susitikimus ir žiūriu, kad taip smagu ir dabar taip toksai tie mokymai, tie susitikimai man net pakelia sparnus, taip gera būna su komanda susitikti, nusifotografuoti, gauti, apsikabinti, gauti informacijos, kurią gali panaudoti. Tiesiog užkrauna tom emocijomis ir galvoju, buvau ten, kažkur kamputyje, ieškojau pasiteisinimų, kodėl. Ir kai būna tokių situacijų, kai sako, aš negaliu čia, ir aš jau, dabar galvoju, kokį pasiteisinimą gausi iš komandos nario. Aišku, būna, kurie tikrai rimti, tai čia viskas tvarkoj, bet būna tokių, kad, man reikia į bažnyčią nueiti, nes sekmadienį būna kartais mokymai, tai supranti, kad žmogus nepasiruošęs dar savo sėkmei, nes, į bažnyčią tu gali kitą sekmadienį nueiti, ne? Nes kitą sekmadienį tų susitikimo, tų mokymų nebus. Ir tai šitas buvo tas pats keisčiausias, tas pasiteisinimas. Aišku, būna ir lygos, susirgi, mes gyvenam tokiam ritme, kad mes nežinom, kas bus rytoj. Tačiau turim suprasti, kad kiekviena situacija, bet jeigu mes pamatom, kad tai yra baimė, kad nepasitikėjimas, bijomės išeiti iš tos komforto zonos ir kai tu pakalbi, parodai, kad čia viskas gerai, sako, man nedrąsu, aš pirmą kartą, ar tu būsi su manim kartu, sakau, tai žinoma, tai tada būni supažindini su komanda ir pamatai, kad pradeda susidraugauti, jų tavęs net nebereikia per tą konferenciją, tai būna tikrai labai labai smagu. Dar, matai, šitų punktų kažkaip labiau įsiplėtėm, bet negaliu nepasidalinti, dar dažnai labai, vėlgi pavyzdys, aišku, su vaiku. Mamos turbūt tą patiria, atrodo mistika, bet labai dažnai taip nutinka ir gali mamos pastebėti, ar pas jas tai būna, kad jeigu tu kažkur susiruoši išvykti, bet viduj kaip ir nelabai nori, tau ar kažką bijai, ar kažką, bet esi jau prisižadėjus, reikia išvykti, bet atsikelia vaikas temperatūrą ir tu kaip mama tada lieki namuose, vakare vaikas sveikas. Nes vaikai labai kažkaip taip jaučia ir moka su tuo sužaisti. Man irgi taip yra buvę. Ne kartą, bet po to, kai tu jau supranti, kad tai čia tiesiog yra gyvenimas, kad tu išvažiuosi, kad vaikų pasirūpins ten, ar tai močiutė, ar tai tėtis, lygiai taip pat gerai kaip tu, kai tu atsipalaiduoji, išvažiuoji. Ir jau po to karto pastebėjau, kad jau kai man reikia išvažiuoti, tokių, kaip aš sakau, bajerių nebebūna. Bet iš pradžių labai labai dažnai mamom tas pasitaiko, taip kad irgi reikėtų stebėti savo norą, nenorą ir ką mes juo galim prišaukti, nes labai irgi, įdomiai atrodo kartais kaip mistika skamba, bet kai tai nutinka dažnai, tai supranti, kad tai yra reali situacija ir labai dažnai pasitaikanti. Bet žinok, Indrė, ne tik su vaikais, bet su pačia savimi nutinka. Tu gali pats, kai tu nelabai nori, atsiranda ir sveikatos, arba artimasis susirga, kažkas dar rimtesnio atsitinka. Jo, arba pradėti galvoti, susirgčiau, tai nereikėtų man ten pasiteisinti, taigi sergu, tai žiūrėk ir prisišaukit, tą lygą būna ir taip tikrai. Ką, važiuojam prieš. Pasilabinkite, pasidalinkite, kaip jums praėjo šventės, ar jau susirašėt kitų metų tikslus. Ir mes šiandien dalinamės apie mintis, veiksmus, kurie mums trukdo pasiekti rezultatus. Tai, kas jungiatės, sveiki visi ir toliau mes tęsiam sekantį punktą. Taip, Indrė, koks jisai? Taip. 8 būtų nežinojimas, vardan ko tai darau. Tai irgi, jeigu jūs nežinot, kodėl pradėjo tą veiklą, ar čia kaip pasižaidimą, ar čia kaip kažkokį tais hobį, tai ir tie rezultatai tokie būna kaip pasižaidimas. Mes turim žinoti, dėl ko pradėjom. Tikrai yra moterų, kurios ateina į kompaniją, kurios nieko negali sau leisti, nes, tarkim, trūksta pinigų kažkam, pašaliniams, apart ten maistas, komunaliniai, ten vaikų poreikiai ir panašiai. Sau tikrai yra istorija, kuri, gal mes kažkada su Živilė dalinomės ir net sugrūdina, kai moteris
džiaugiasi, kad kompanijos dėka galėjo nusipirkti savo pirmą lūpdažį, nes, tiesiog tai yra pinigai iš šeimos biudžeto ir jinai negalėdavo savo tą leisti. Tai kai mes žinom, dėl ko darom, ar tai, kad atostogom susitaupyti ir su šeima nuvykti, mes visai kitaip darysim, kai turėsim tokį didelį norą, ar tai duoti savo kelis metus ir per tuos kelis metus pasiekti, kad galėčiau išeiti iš nemylimo darbo. Tai labai svarbu turėti tą norą ir vardan ko tai darau, o ne tiesiog, pasiūliau, užsiregistravau, gal pavyks, gal ir aš čia kažkaip prasimušiu. Kai tu nežinai, kur eisi, tai man atrodo, ten ir nenueisi. Tai ar svarbu žinoti, vardan ko tu užsiemi kažkokia viena ar kita veikla? Taip, Indrė, labai svarbu iš tikrųjų žinoti, ko aš noriu, ką aš noriu pasiekti, kaip man tai pasiekti. Ir ieškoti sprendimų būdų, ko aš dar nežinau. Nes jeigu mes nežinom, ko mes norim, mums kiekvienas tas kito žmogaus pasakymas, ką tu čia darai, viskas, nuleisim rankas ir mes viskas sustosime. Tai gal tas žmogus teisus, kur aš ką čia veikiu. Bet kai mes turim stiprų norą pasiekti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, mano stiprus noras buvo išeiti iš darbo, kurį psichologiškai man buvo sunkus. Ir aš viską dariau, aš buvau kur čia aplinkai, ką tu čia darai, kur tu čia eini. Influenceriam atsirado, gaudavau tokius net iš draugų, iš tikrųjų. Aišku, gal jie draugiškai tas influencerė, bet man tuo metu buvo jau smegenys, jau čia mane pašėtė, ne? Tačiau aš turėjau tą labai stiprų norą ir aš jį įgyvendinau ir pasiekiau. Ir kai atsiranda tas jau rezultatas, jau aplinkiniai, tau pasisekė, ačiū širdelės. Ir kiekvieną kartą aš vis įsikeliu savo tą norą, ką aš noriu pasiekti. Dėl ko vardan aš tai darau. Aš noriu to saugumo, aš noriu tos laisvės, aš nenoriu dirbti darbdaviui, kurti jų svajonės. Ir aš suprantu, kad aš turiu daryti veiksmus vienus ar kitus, kad aš tai turėčiau. Ir nesvarbu, ar su Maryte, ar su Onute, bet aš vis tiek pasieksiu, nes aš turiu didelį tikslą. Ir taip mes esame įpratę, kad mes turim tuos darbus, ne? Mes atrodo saugiai sėdime savo rogėse, tik aš turiu darbą. Bet, mielieji mielosios, tai yra taip trapu. Mes vieną dieną galim ateiti į darbą, sužinoti, kad mūsų paslaugų net nereikia. Ir kiek daug tokių istorijų, net pačius vadovus atleidžia. Tai susikurti planą B, žinoti tikslą ir jo siekti. Ir tada, jeigu vieną dieną subankrutuos jūsų kompanija, ar jūsų paslaugų nebereikės, ar išeisit į pensiją, kai žinom, kad pensijos yra labai mažos, mes turėsim pajamas, kurios suteiks mums tą oresnį gyvenimą. Ir tas žinojimas, ką aš turiu padaryti, kur aš eiti, taip palengvina tą gyvenimą ir nesvarbu, kas vyksta. Eisim ir padarysim. Ar susidūrė su tokiu irgi, Indrė, ne? Oi, dažnai, tiesiog prisijungia, kartais net paklausi, ką tu norėtum, bent jau kiek norėtum pradžią uždirbti, ar kiek tau tiesiog papildomų pinigų. Kiek, tu turi įvardinti. Ir galbūt tas mūsų punktas jau šiek tiek persipina su kitu punktu, tai yra tikslų nežinojimas. Labai svarbu žinoti tą tikslą, nes jeigu tavo tikslas į mėnesį papildomai uždirbti 100 eurų, tai tu visai kitokius veiksmus darysi, negu tavo tikslas yra išeiti iš samdomo darbo. Tai tu visai vėlgi kitus veiksmus, kitas strategijas taikysi. Ir artėja nauji metai ir dažniausiai žmonės nuo sausio kažką pasižada, tai aš labai linkiu įsikelti tikslus. Labai dažnai žmonės jų neturi susirašę tų tikslų, tikrai labai dažnai, turbūt vienetai netgi turi tik susirašę tuos tikslus, bet juos susirašyti tikrai verta. Ir jeigu iki šiol dar jų neturit susirašę, tai bent jau nuo sausio 1 pasirašykit tų ateinančių 24 metų tikslus. Ir tie tikslai, kuriuos jūs surašysite, nebūtinai turi būti kas susijęs su jūsų darbu, su jūsų veikla. Tie tikslai gali būti ir asmeninio pobūdžio, galbūt pagerinti sveikatą, galbūt su šeima išvykti kažkokią kelionę.
galbūt pradėti sportuoti, čia sausio pirmos topas pradėti sportuoti turbūt, bet susirašyti tuos tikslus, matyti juos prieš akis ir netgi yra tokia rekomendacija, kad susirašau tikslus esamuoju laiku, kad tai jau esu įvykdęs. Pavyzdžiui, jūsų tikslas yra uždirbti 5000, tai jūs savo tiksle turėtumėte rašyti, aš uždirbu 5000, o nenoriu uždirbti. Taip formuosit smegenim tą žinutę, kad tai yra realu ir kad jūs jau uždirba tą sumą. Ir ar ten aš keliauju į Japoniją, tarkim, aplankau dabar esamuoju laiku, susirašom tikslus. Ir viena iš rekomendacijų yra, žinoma, tuos tikslus susirašyti ranka ir juos skaityti rytą vakarą. Ir skaityti ne taip, kad aš uždirbu 5000, aš ten keliauju. Ne taip. Mes tikslus skaitom su entuziazmu, kad mūsų smegenys suprastų, kad tai yra labai geras dalykas su emocija. Tai, nes tu turi įsijausti į tą, įsigyventi tą, aš uždirbu 5000 per mėnesį, aš ten turiu didelę komandą, aš ten su komanda keliauju. Su tokiu entuziazmu skaitom tikslus rytą vakarą. Ir aišku, kaip bebūtų, mes tikslus susirašę, juos skaitom rytą vakarą, bet darom ir veiksmus, nes vien tik skaityti, medituoti, rezultatai neteis. Čia yra tik kaip pagalbinė priemonė, kad mūsų smegenys suvoktų, ką mes norim ir ką galim turėti. Nes jeigu, sakoma, jeigu žmogus sugalvojo tai, vadinasi, jis gali tai įgyvendinti. Nes yra galimybės, kiekvieno žmogaus tikrai yra beribės ir netgi jeigu šiai dienai, kaip sakys, žmogus vos suduria galą su galu, niekas nedraudžia jam įsikelti tikslą, kad jis uždirba 10 000 per mėnesį ir to tikslo siekti. Tai tiesiog ir tie tikslai, kuriuos mes susirašom, tai, turėtų truputį būti didesni, negu mums šiai dienai atrodo, kad jie yra realūs. Nes jeigu žmogus ten uždirba minimumą ir jis pasirašo, kad ten 10 000 į mėnesį, tai geras tikslas, nes jis yra šiek tiek kaip ir šiai dienai. Nerealus, aš uždirbu 800, o čia pasirašau ten 10 000. Bet tikslas turi šiek tiek būti didesnis, negu jums atrodo, kad realu, nes tada jūs kažkaip entuziastingai ir motyvuoti kitaip jo sieksit, negu pasirašysit, uždirbu dar į mėnesį papildomai 50 eurų. Tai Živilė, ar tu turi susirašius įsikėlus tikslus, ar juos skaitai, ar propaguoji tą tikslų skaitimą su emocija, su įsijautimu, net kartais, kai skaitai, reikia įsivaizduoti, kad tu ten esi, kad tu tą darai, gali pajausti netgi aplinką, netgi kvapus, kaip kas atrodys, kur tu ten tuos tikslus, tai čia yra labai svarbus dalykas, dar to nepropaguoji, tai nuo sausio 1 būtinai. Taip, aš esu jau pasirašęs tam tikrą kiekį tikslų, bet aš dar noriu grįžti prie tikslų įsikėlimo, kad irgi turi būti svarbi data parašyta, kad ne tik, kad esamuoju laiku, bet turi būti ir data, bet ir emocija, kad aš esu laiminga, dėkinga, kad aš uždirbu 5000 prieš 2024 gruodžio 31, prieš, kad anksčiau tai įvyktų. Ir taip būna, kad aš dažniausiai iš tikrųjų mintyse, garsiai neskaitau tikslų, tiesiog mintyse. Aišku, mintyse tie būna tokios ir emocijos, ir tam tikrus tikslus aš vizualizuoju. Aš įsivaizduoju save stovint scenoje, aš įsivaizduoju gaunant apdovanojimus, aš įsivaizduoju. Bet labai svarbu turėti tikslą. Nes jeigu, pavyzdžiui, mes įsėdam į automobilį ir jeigu nežinom, kur važiuosim, mes kažkur nuvažiuosim. Tai kur tu nuvažiuosi? Kažkur. Tai važiuoju per pirmą posūkį, antrą posūkį, kažkur aš nuvažiuosiu. Bet jeigu mes turim tikslą pasiekti Klaipėdą iš Vilniaus, tai mes ir važiuosime iki to tikslo. Ir dažnai žmonės neįsikelia tikslų, nes jie nebežino, kaip juos įsikelti. Ir labai yra iš tikrųjų daug ir knygų, ir mokymų. Taip pat žmonės neįsikelia tikslų, nes yra užaugę tokioje aplinkoje, kad tėvai neturėjo jokių tikslų. Jie išmokė iš tėvų, kad gyventi šią dieną, kokie čia tikslai, arba dar būna tokios iš vaikystės atėjusios traumos, kad jeigu aš užsirašysiu tikslą ir aš pasidalinsiu su kažkuo, jie mane išjuoksis, kas čia per nesąmonė, kokie tavo tikslai. Ir jeigu tau, pavyzdžiui, maža buvai, papasakoji, aš svajoju turėti savo verslą.
Ir sako brolis, nu tai ką tu čia svajoji, nu tu dirbsi taip pat kaip ir mama, kaip tėtis, koks čia tau verslas. Ir kai mes užaugame, mes susiciklinam savo praeities, kad va, jeigu aš išsikelsiu tikslą, kažkas iš manęs pasijos ir mes jo neįsikeliame. Iš tikrųjų labai daug yra tų, kodėl žmonės neįsikelia, tačiau tikrai rekomenduoju turėti tuos tikslus. Yra tikslai metams, tikslai 10 metų priekį, mėnesių, savaitei tikslai. Ir kiekviena savaitė yra baltas lapas. Kaip aš labai dažnai mėgstu sakyti, mes pradedam naują savaitę su baltu lapu. Ir kokį užpildysim, savo istoriją sukursim, savo tikslus, savo svajonės, tokią tą savaitę turėsime. Ir taip, aš irgi seniau nesuprasdavau, kam čia tie tikslai jėtus, nu kažkokia nesąmonė, sukti galvą, o jeigu aš neįgyvendinsiu. Bet taip, tie tikslai kartais būna ir neįgyvendinami, bet tada pakeiti strategiją, pakeiti ilgesnį laikotarpį, nusistatai tam tikslui ir jis anksčiau ir vėliau išsipildys. Ir taip, kai mes skaitome tuos tikslus, mūsų pasąmonė programuojasi. Ir tai labai, kaip ir Indrė pasakojo, skaityti garsiai su emocija yra labai svarbu. Aš prisipažinsiu, vis dar to nedarau, tai tikiu, kad jau kitais metais, gal net nuo rytojaus galėčiau pradėti, nes geriausia, kada pradėti, gal net nuo šiandien pradėti. Netidėti kitiem laikui. Tai labai labai svarbu tie tikslai, nes mes tada irgi pasiduosim labai greitai. Nes irgi, kai nežinome tikslo, mes labai greitai nuleidžiam rankas, kai mums nepavyks, tai gal aš apsėsiu, man tas tikslas toksai, gal čia geriau pasėdėsiu komforto zonoje. Taip, ir tas tikslų skaitimas labai padeda, kai nukrinta motivacija, kai nebėra noro kažką daryti, tu vėl skaitai tikslus, vėl skaitai su to entuzijazmu, su ta gera emocija ir tu supranti vardan ko tai darai ir ta net būna, kad tikrai vėl save užkuri iš naujo, nes kartais visiems pasitaiko, tikrai ir bet kokio lygio lyderiui pasitaiko, būna tų tokių dienų, atrodo, čia tas ir tas, bet užsimotyvuoji skaitydamas tikslus, bent jau tikslai tai tikrai yra labai gera pagalbinė priemonė. Laikas greitai senka, mes keliaujam prie paskutinio punkto, kuris vis dar stabdo, tai yra disciplinos nebuvimas. Tai yra, kai vieną dieną darau, kitą dieną nedarau, nežinau ką daryti, neturiu jokio plano, neturiu jokios strategijos, tiesiog užplauks padarysiu, užplauks nepadarysiu, bet tas disciplinos ugdymas irgi yra labai svarbus ir kai jau tu išsiugdai, kai žinai, pavyzdžiui, savo dienotvarkę, kasdieninį veiksmų planą, ką turi padaryti, tai kai jau ta disciplina pas tave būna labai stipri, tai kaip aš sakau, tu nenueisi miegoti nepadaręs ten tų visų punktų, kuriuos darai kiekvieną dieną ir kurie turi būti pas tave padaryti. Tai kas belieka tik ugdytis tą discipliną, nes, kaip kitaip niekas tavęsgi neprivers kažką padaryti, todėl kasdienis veiksmų planas bet kokioje veikloje yra labai svarbus jį turėti, jeigu dar neturi, bet užsiemi kažkokią veiklą, ar tai tinklinės rinkodaros kompanija, ar tai savo kažkokią verslą, kuri tai reikėtų susirašyti savo tuos. Čia panašiai kaip tikslus, kai susiplanuoja, tai ir dienos gali tai skambėti kaip dienos tavo tikslas padaryti tą. Ir kaip būna gera, kai tu visą tai padarai, tada ir tas pasitikėjimas savim paauga ir motivacija, kad tu užsibrėžiai, tu padarei, labai svarbu disciplina. Živilė, pas tave turbūt jau jinai išvystyta irgi. Taip, kai nebuvo disciplinos, tai gaunasi toks chaosas. Tiesiog atsikeliau, ką aš turiu padaryti, ką aš šiandien. Bet kai tu turi tą veiksmų planą, susirašai kiekvieną dieną. Beje, mes motivaciją, trumpalaikę tą motivaciją, kad rezultatą gauti. Užsidegam čia viską, tas komandos būna tos motivacijos, kad kažkam pasisekė, man irgi tai pasiseks. Tačiau jeigu mes turim discipliną ir rutiną, tai viskas, mums yra kelias link tos sėkmės palengva. Nes žinom, ką padaryti turim ir einam ir darom. Aš pastebiu, būna tokių dienų, kad nesusirašau, ką aš kiekvieną dieną turiu padaryti. Jėtus,
koks pragaras ryte ateina. Ir tada supranti, kad geriau pasėdėti vieną dieną, kokį sekmadienį, susidėlioti visos savaitės planą ir tu taip gerai jautiesi. Tada atrodo, kalnus tu gali nuversti. Ir man labai patinka, kad yra grupėse Facebook'e galima susidėlioti tuos, pavyzdžiui, postus, tada pagal valandą, pagal ateitį. į ateitį. Tai kaip palengvina darbą, ypač tiems labai vertinga, kurie dirba pas darbdavį, turi mažus vaikus, kurie sukasi savo rate. Ta disciplina, tas susidėliojimas papunkčiui yra koks gėris. Ir aš neįsivaizduoju, kad jeigu reikėtų va taip, kad šoko mintis iš karto kažką daryti, tikrai būtų sudėtinga, nes mes kiekvienas turim kažkokių dar kitų gyvenime veiklų, ne? Ir planų. Ir jeigu toks būtų, kada man atsiranda noras, tada taip darau. Bet kai mes discipliną išsiugdome, tai tada jau ir aplinka netrukdo ir mes nusiteikę padaryti tai. Aišku, būna ir punktų, kur pas mane neuždėta varnelių. Bet jeigu iš 5 padarai 4 ar 3, jau tu turi dėkoti savo ir džiaugtis su savo rezultatą, jau tu padarai daugiau. Ir tada, jeigu aš kažkokiu varnelės nepasižymiu, aš kitą dieną nuo jos ir pradedu. Tai tada pereina į kitą dieną. Tai labai labai svarbu ir tikrai išsiugdyti tą discipliną. Yra reikalų, labai didelių reikalų. Bet jeigu vardan ko, mes einam šioje veikloje ar kiekvienam savo svajonių link, tai ta disciplina labai labai svarbi. Taip, pritariu. Jo, kiekvienam turėtų žinoti, vardan ko darom, susidėlioti savo tikslus, discipliną išsiugdyti, nekreipti dėmesio, ką kiti kalba ir daryti nuosekliai. Neieškoti pasiteiškinimų. Daryti. Svarbiausia daryti, duoti ranką savo rėmėjų, savo lyderių ar surasti mentorių, jeigu nesat tinklinė marketinge ar kažkokią kitą savo veiklą, kurią labai svarbu turėti mentorių, kuris padėtų, duotų ranką, patartų, pakoreguotų. Labai labai svarbu tas darbas su kitu žmogumi ir atmerkimas akių, nes mes kartais turim tuos rožinius akinius ir nusimti tuos rožinius akinius padeda kitas žmogus, nes mes kitaip atrodo nematome, mes matome tai, ką mes sukuria, mūsų smegenys sukuria, ką mūsų mintis sukuria. Ir tada nėra tų rezultatų, bet jeigu atsiranda mentorius, lyderis, rėmėjas, mums viskas einasi kitaip. Svarbu mokytis priimti patarimus. Taip, tai ką, valandėlę praskriejo, aptarėm 10 punktų, kurie trukdo siekti tų rezultatų ir tikimės, kad tai atsižvelgsit ir nebetrukdys, bent jau kažkiek. Čia nors vieną punktą mes ištirnam, jau yra geriau, jau yra arčiau link tų rezultatų. Ir noriu labai pakviesti visus, kurie dar neatrado kažkokios veiklos, kur gali save realizuoti, kur gali uždirbti tiek papildomų pajamų, tiek įsigyti kasdien vartojamų produktų su labai didelė nuolaida, tiek kažkur save realizuoti, tiek padėti kitiems. Tai kviečiu parašyti man arba Živilei ir mes papasakosim, kokios yra galimybės būtent toje kompanijoje, kurioje mes abi dirbame. Na, o tiems, kurie dar turi klausimų, irgi galite parašyti mums arba kažkokią laivo temą galite netgi parašyti ir mes pabandysim sukurti jūsų parinktą temą laivą, žinoma, kas yra susijęs su tinklinės rinkodaros kompanija ar kažkokiais tais produktais, tai mielai pasidalinsim patarimais. Tai ačiū uždėmesi ir ką, puikaus likusio trečiadienio. Ir sėkmingų ateinančių 2024 metų, 4 metais jūs turėtų daug pirmų kartų, kurie padėtų išlipti iš komforto zonos. Ir susikurti tokius tikslus, kurie irgi pakelti savo užpakalį nuo sofutės reikėtų
eiti ir daryti. Tai ką, gražaus vakaro, susitiksim kitą savaitę, lauksim jūsų žinučių su temomis, su klausimais. Taip, ir susitiksim. Iki.